Sveikinuosi iš Vilniaus, iš Ignitis greitojo įkrovimo stotelių parko šalia Nordikos ir šiandien bandysime išsiaiškinti, kaip teisingai paruošti elektromobilį įkrovai, kad jis įsisavintų, paimtų kuo daugiau elektros energijos greito įkrovimo stotelėse. Tikrai kovojam kartais su tokiais specifiniais mitais arba galbūt tiesiog elektromobilių specifika. Tai kaip pavyzdys, ar ne? Šiai dienai, ar ne, mes turime 80% jau elektromobilį, kuris yra jau pasiekę savo tą nustatytą ribą. Ir dažniausiai, kai jo baterija yra daugiau negu 20%, 80, 60 ir panašiai, įkrovimo galia yra ženkliai mažesnė. Tai reiškia, kad ne visą įkrovimo laiką gausite maksimalią galią, kokią stotelę gali atiduoti. Tai priklauso nuo tų dviejų arba netgi kelių elementų. Tai pirmas, su kiek procentų baterijos atvyksite prie įkrovimo stotelės. Jeigu atvyksite su mažiau negu 20% baterijos, labai tikėtina, kad elektromobilis galės pasimti tą galią, kokią jis gali maksimaliai krautis. Šis, kaip pavyzdys, automobilis Volkswagen ID3, jis gali maksimaliai įsikrauti netgi 165 kW įkrovimo galią, tai reiškia, jis gali pasimti maksimalią galią, ką stotelė gali atiduoti. Bet jeigu tas pats elektromobilis čia atvyktų su galbūt 60 ar daugiau procentų baterijos įkrovos, tai labai tikėtina, kad ta galia gali būti iš vis tik tai gal 50 kW ir mažiau. Ir kuo baterija, aišku, pilnėja, tuo įkrovimas, aišku, ir lėtėja. Todėl labai svarbu susiplanuoti tinkamiausią tą laiką, kada verta pradėti įsikrauti. Tad labai tinka turbūt panašus principas, kaip yra ir su mobiliaisiais telefonais, kad dažniausiai krauname tarp 20 ir 80% ir tuomet be abejo galim išlaikyti tą geriausią greitį. Be abejo, būna ir automobilių, kai kartais ir pardavėjai sako, o čia žinokit, krausitės maksimalią galią, bet be abejo, viskas priklauso ir nuo oro sąlygų, jeigu yra šalta, jeigu baterija yra nepašildyta, tai tokiu būdu irgi sulėtėjęs gali būti įkrovimas. Dažnu atveju jūs galite netgi automobilio navigaciją pasirinkti savo kelionės tikslą, nustatyti lokaciją, kur yra Ignitis ON įkrovimo stotelė, nes jos yra irgi matomos ir automobilių navigacijose, arba netgi kai kuriuose automobiliuose yra papildomas mygtukas, kuris automatiškai pradeda šildyti bateriją ir tokiu būdu jau automobilis yra pasiruošęs priimti maksimalią įkrovimo galią. Tokia yra mano patirtis, naudojantis Ignitis ON tinklu ir važinėjant elektromobiliu. O aišku, be abejo įdomu, ką ir kiti kolegos ir ekspertai gali papasakoti šiuo klausimu. Viskas yra labai elementaru, kadangi automobilis yra susietas su Google navigacija, joje pasirenkame įkrovimo stotelę arba netgi galutinį kelionės tikslą. Navigacija pati suplanuoja mums įkrovimo tašką ir mums keliaujant į savo galutinį kelionės tašką sustojame įkrovimo stotelėje, kur baterija jau bus pilnai paruošta. Algoritmas visiškai paprastas, viskas atliekama automobilio dėka, jums nereikia apie nieką rūpintis. Baterija optimaliausiai veikia prie 25 laipsnių, tai priklausomai to, koks yra oras lauke, jeigu šalta pašildoma, jeigu karšta atvėsinama iki tos darbinės temperatūros, kad galėtų maksimaliai priimti įkrovos energiją iš įkrovimo stotelės. Tai ką, keliaujame į Palangą. Matom, kad su dabartinė įkrova atstumo neužteks. Tai vis tiek renkamės pirmiausiai Palangą kaip kelionės tikslą ir automatiškai navigacija suplanuoja mums sustojimą už valandos ir 35 minučių kelio. Spaudžiame pradėti ir automatiškai dabar atstumas matuojamas su 15% likučiu atvažiuosime į įkrovimo stotelę ir būtent tenais baterija bus pilnai paruošta, mums nereikia nieko rūpintis, viskuo už mus pasirūpina pats automobilis. Jeigu mes norime keisti kelionės tikslą, mes galime įvesti kitą įkrovos stotelę į kelionės maršrutą ir taip automobilis automatiškai perplanuos mums baterijos parengimą. Tai matome, įkrovos taškų pakeliui tikrai yra daug. Galbūt mes norime truputėlį anksčiau sustoti, tai būtent per meniu eidami mes matome visas įkrovimo stoteles, kurios yra mums maršruto kelyje ir galime automatiškai patys pasirinkti, pavyzdžiui, 8. Anksčiau sustosime Kaune. Pridėti prie kelionės tikslo ir būtent jau sekančiame sustojime automobilis bus pilnai parengęs bateriją, jinai maksimaliai priims įkrovos galią.
Na, visų pirma, labai apsimoka optimizuoti, ypač jeigu važiuoji kažkur toliau. Kai važiuoji po miestą, tai turbūt net ir nežinau, ar čia labai didžiulis privalumas, bet kai važiuoji toli ir ypatingai, jeigu yra šalta, man teko važiuoti į Vokietiją žiemą, tai iš tikrųjų greitis neparuošus baterijos įkrovimui, na, iš tikrųjų taip sulėtėja, turbūt tą bateriją labai saugo įvairios sistemos. Jeigu ją paruoši, beje, šitam automobilyje galima ją paruošti naudojant navigacinę, reiškia automobilio navigacinę sistemą, įdedant tenais tikslą nuvažiavimo ir būtent tą įkrovimo stotelę, arba padaryti tai tiesiog rankiniu būdu. Yra mygtukas, kurį paspaudus baterija pradedama ruošti ir atvažiavus jau parašo tau, kad jinai yra paruošta 100% optimizuota. Tai reiškia ta temperatūra, prie kurios ta baterija krausis greičiausiai. Na ir viskas. Ir man iš mano patirties važiuojant Lenkijoje sustojus greitoj stotelėje, atrodo buvo 300 kW stotelė, iš karto, vos ne tą pačią sekundę pradeda pumpuoti. Tai reiškia, kad labai stipriai sutrumpina tą stovėjimo laiką, kas ilgoje kelionėje yra labai didelis privalumas.